Kągi, sveiki visi. Šiandien tema, aš darau ir įrašą, ir streaminu tiesiogiai, platinkit tiek Facebook'e, tiek visur. Šiandienos tema, kaip Lietuvos valstybė pagrobė 3 vaikus Kaune. Rodysiu aš dabar video medžiagą ir taip pat parodysime, taip pat pakalbėsime, kas apskritai, ką jie su tais vaikais išdarinėja, kodėl jie grobė ir koks nusikalstamas kartelis, įskaitant Lietuvos tą visą jūsų Seimą ir taip toliau, įskaitant prezidentą. Reiškiasi, tuos dalykus palaiko ir tuos dalykus, ko puikiausiai kartu daro. Ar ne? Nu ir analizuosim dabar, kas čia iš tikrųjų nutiko, kodėl tos vaikus Lietuvos valstybė pagrobė. Ir dabar naktį šitie vaikai jau praleis areštiniai matomai, kažkai sulaikymo įstaigoje, kalėjime, vaikus uždarinėjai į kalėjimą. Žiūrėkit, jūs gyvenat šalyje, kur galima drąsiai sakyti, aišku, čia galima sakyti interpretacija ir taip toliau, vaikus uždarinėja į kalėjimą. Lietuvoje normalių šeimų, tuoj aš parodysiu tėvą, aš parodysiu, reiškiasi, parodysiu video įrašus, policiją parodysiu, o jūs platinkite, tegul kuo daugiau žmonių sužino, nes reikia kažką daryti to klausimu. Gerai, kadangi aš filmuoju vienu metu ir darau video įrašą, bus YouTube kanale paplatinta, Darius Overlinkas YouTube kanalas, daug aš turiu YouTube kanalų, taip kur rasite šitą visą video įrašą, video tos įrašus, platinkite ir dalinkitės, bent jau tiek, bent jau mygtuką paspauskit, kad išgelbėti jūsų kaimynų vagiamus, grobiamus vaikus. Žiūrėkit, kas vyko šiandien Kaune ir vaikai yra pagrobti. Jos pagrobė Lietuvos valstybė su prezidento palaima, turbūt visi matėte. Prezidentas apkabina iškrypėlius, bet normalias šeimas deda į vietą. Reiškia, pats Lietuvos prezidentas Nausėda apsikabina su Zelenskiu, kuris yra iškrypėlis. Matėte, jisai ant aukštakulnių šoko. Nu, dabar jis jau prezidentas, dabar jis jau pinigus darosi iš karo industrijos, ar ne? Labai gerus pinigus daro. Ar ne? Čia, kur jūs visi Ukrainą palaikot ir siunčiate pinigus, reiškia, taip toliau, jie darosi milijonus, nu, kaip sakant, durnės reikia naudotis. Tai va, prezidentas tokiais iškrypėliais apsikabina, ordinus dovanojo, o iš Povilo Vanago ir Margaritos Drobesko atiminėja, reiškia, apdovanojimus. Jūs galvojate, dabar prezidentui įdomu, jis dabar džiaugiasi, galvoja, kaip gerai, kad atimi tuos vaikus, aš taip manau. Reikėtų jo asmeniškai paklausti, jūs kaip prezidentų mano video įrašą gal jis perklausys, ar ne? Bet jis galvoja, kaip gerai, dabar parodysim visiems, kad visi turi paklusti ir daryti taip, kaip nusikalstamas pasaulis, Lietuvos nusikalstamas kartelis, vers vaikus eisti į mokyklas, versti ten juos narkomanais, darytis lyties keitimo operacijas, plauti kitokią, pūsti propagandą. Svarbu, kad vaikai eitų į mokyklas, nes jeigu vaikai neina į mokyklas, žiūrėkit, kas nutinka, normalių tėvų, žiūrėkit, kas nutiks. Didžiulės pajėgos mano ir jūsų pinigų, mokesčių mokėtojų pinigai atimti iš normalios šeimos 3 vaikus ir uždaryti kalėjimą. Štai kokioje šalyje, brangiai, jūs gyvenat. Darykit ką nors, kol nepradėjo kiekvieno jumis tenai duchinti ir kiekvieną daužyti ir areštuoti ir jūsų viską atiminėti iš jūsų. Darykit ką nors, brangiai. Nes jie tos šunis, vadinamas policininkai, šunis pasisamdo ir užsiundo ir ten tos vaikų teisių. Pažiūrėkit, ten tokios biškutį tokios atitinkamos rūšės, moteriškaitės. Jos saugo jūsų vaikus? Ne, jie nesaugo. Jie daro pinigus iš to. Čia va. Čia šita veikėja yra vaikų. Jinai greičiausiai net vaikų neturi. Bus kokia lesbietė, kokia iškrypėlė ar dar kažką. Jeigu pakas jos istorija, bus ir pijokė, ir kekšė ir taip toliau. Mes tą žinom. Ir tokia jinai vaikų teisę saugo. Brangiai, iki ko jūs dasileidot? Iki ko dasileidot? Va čia tas jūsų pilietinis pasyvumas dabar iš normalios šeimos atėmė vaikus. Tiesa, norit gal tėvą pamatyti? Gal jis narkomanas, maža ką? Gal narkomanas, gal muša vaikus?
Ne, jisai toks pat tėvas kaip ir aš, moko savo vaikučius namuose teisingų vertybių, teisingos informacijos, o žulikai, nusikaltėliai Lietuvos valstybei užgrobė jūsų Lietuvą, ar ne? Jie darys viską, kad gesinti normalias šeimas. Siūskit visur, brangiai, siūskit mano įrašą, aš pasisakau garsiai ir žmonėms įdomu manęs klausyti. Nes man nusišikti ant Lietuvos prezidento, man nusišikti ant Lietuvos tų policininkų, prokurorų, tai man nusišikti, tai yra žemas lygis. Tai yra nusikaltėliai, aš turiu pilną įrodymų, kaip jie privartauja mergaitės, policininkai, kaip jie narkotikus. Aš per daug metų susirinkau labai daug įrodymų apie Lietuvos nusikalstamą pasaulį, kas yra teisėsauga jūsų, brangiai, nežinojot? Ai, tai jūs matomai daug ko nežinot. O dabar dėja iki to, kad jūsų vaikus atiminės. Žiūrėkit, va čia yra, to aš parodysiu. Va čia yra tėvas. Sėdi 4 specialistės, kurios neskiria asmens duomenų ir žmogaus skirtumo ir bando man įrodyti. Čia yra tėvas, nepanašu į narkomaną, ką? Nepanašu į kuris kažką. Vien dėl to, kad tėvas daro tai, ką aš darau, moku vaiką namuose, bet matote, aš Amerikoje, jau milijonai šeimų Amerikoje patraukia savo vaikus iš mokyklų. Kodėl? Todėl, kad ten yra farmacijos agenda įdėginėjama, ten yra narkobiznio agenda įdėginėjama. Tėvai traukia savo vaikus, nes kodėl? Ten nuo vaikus darželio, nuo mokyklavo jūsų tas Raškevičius iškrypėlis, ar ne? Jūs leidžiate iškrypėliams sėdėti šeimą, tai yra protiškai ir fiziškai nukrypęs. Ir jie gauna pinigų iš Amerikos, tarp kitko, ir jie pučia tą propagandą, partnerystės įstatymas, laisvė, nuteikinėja jūsų vaikus prieš jūs vaikų darželiuose jau ir mokyklose. Kam? Įdėmiai klausykite. Nes išplovus vaikiems smegenis, kad jie kai pradės bręsti, kad pasidarytų Lietuvos lyties keitimo operaciją, 1,3 milijono dolerių pelno Amerikai, ne Lietuvai. Todėl jums į Lietuvą numes šitiems Seimo žulikėliams milijoną, kitą 10, 100, jeigu reikės, bet iš Lietuvos bus gautas milijardinis pelnas ir vaikučiai naudos hormonų blokatorius ir darysis lyties keitimo operacijas ir čia nieko bendro, tai neturi su laisvė, pasirinkimo ir taip toliau, atseit saugo vaikų teisės, nebragiai. Jūsų vaikai yra pelnas, šalies žulikam, įskaitant Lietuvos prezidentą. Ar ne? Ir jeigu Lietuvos prezidentas galvoja, kad aš įžeidžiu, tegul kreipiasi į mane asmeniškai, gal ir atsiprašysiu, ar ne? Todėl, kad jis marionetė, todėl, kad jis savo ir verbalinė, ir neverbalinė. Gana yra gana. Gana yra gana, pasakė Nausėdas. Kam gana? Žulikystėj, Lietuvo nusikaltimam. Taip, tai yra gana, žmonės turėtų tai stabdyti, tikrai turėtų stabdyti, gana yra gana, jau ponas prezidentė, gana yra gana, jeigu tu dirbi su žulikais, jeigu atiminėjai vaikus iš normalių šeimų, gana tau prezidentė, slysk nuo savo pjedestalo. Jisai pakišinėjo ten teismo sutartį, kuri nieko bendro su manim neturi, turi nei su... Čia yra piliečiui, kurio tu nebesinės pilietybės jau nebeturi, ne? Jisai teisiškai... Lietuvos Respublikos pilietybės yra svarstymo, aš esu atsisakęs, aš esu gyvas laisvas, gyvas vyras. Gerai, o ką apie vaikus, tai ką jūs norite dabar, kad tu padarytum? Jie man bando suteikti, aš manau, kad jie vykdo slaptą įrašymą ir bando prigunėti konkrečiai ant žodžio, kad tavo vaikai, nes vaikai gaunasi pagal civilinę teisę, baudžiamosios teisės subjektai. Aš jiem visą laiką miniu, kad čia yra ne vaikai, o mano sūnus ir duktė. Tai jie vis bando išvartyti, aš jiem prašau parodyti, kaip jie identifikavo mano sūnų arba dukterį. Tai jie sakė, turi gimimo liudimą, tai sakau, gimimo liudimo nėra nuotraukos, tai jie sako, kad... Brangiai, aš tuoj pratęsiu. Dabar ką jūs darykit? Šito metu siųskit šitą video įrašą. Siųskit, nes matot, aš pateikiu informaciją. Drąsiai, užtikrintai, visi tie Lietuvos žulikėliai, skaitant prezidentą žulikėlį,
Negazdina manęs, negazdina, aš turiu per daug įrodymų apie jūsų nusikaltimus. Seniai, dar 19 metų jie man siūlė dirbti slaptosiuose tarnybose. Nemažai esu žulikų uždaręs į kalėjimą. Žinokit, tie Lietuvos valdžioje sėdėti žulikėlį, tatuiruotės, visokiai dinahui, visokios teisingumo ministrės tatuiruotos. Klausykit, čia nelygis, tegul bando jie šoktis prieš overlingą, ne? Bet jie nesišoks, jie turi rimtesnių problemų. Bet ką mes turim daryti? Skleiskite tą informaciją visur, kur galite. Visur, kur galite. Iš normalių šeimų vagia vaikus, atiminėja, jie saugo vaikų teisės. Matot, kaip jų meluoja, ar ne? Dabar šitie vaikai bus traumuoti, jie uždaryti areštiniai, atskirti be tėvų. Neaišku, gal suleis COVID skiepukų, taigi nieks negali prieiti. Gal suleis kažkokių vaistukų ir taip toliau. Taigi nusikaltėliai paėmė, nusikaltėliai, brangiai, ne policija saugot padėti, tai yra Lietuvos nusikaltėliai. Mes žinom, kad policija prekiauja narkotikais, mes žinom, kad užsiima organų prekybą, mes žinom, kad žmonių pagrobimų, mes žinom, kad jie vykdo nusikalstamo pasaulio nurodymą. Visi tai žinom, kodėl nieko nedarom? Kodėl nieko nedarom? Davai darom ką nors. Aš netgi turiu pasiūlymą, ką reikia daryti. Pirmoje eilėje viešinkit. Tai va dabar skleiskit visiems ir ne taip, kad share. Ne, paimkit šitą nuorodą, va kas Facebook'e yra, kas YouTube'ą irgi imkit nuorodą, paimkit, nukopijuokit, nusiųskit. Tikslas paprastas. Persiuskite kiekvieną 100 žmonių. Kiek čia jums užtruks? Kiek čia jums užtruks 100 žmonių persiusti? Valandą, pusę valandos. O kas greitesni, tai per 15 minučių. Ir imkit ir siūskit. Ras kopiją SMS, ras kopiją į žinutę, ras kopiją. Tegul žino kiekvienas lietuvis. Vien Čikagoje gyvena 1 milijonas lietuvių. Vien tik Čikagoje. Siūskite į Čikagą, tegul visi žino. Visam pasaulyje visi turi žinoti, kad Lietuvoje kabutėse demokratiškoji valstybė, tai yra nusikaltėlių valstybė, kur prezidentas palaiko nusikaltėlius ir iškrypėlius, kur policija dirba nusikalstamą pasaulį, čia yra Europos valstybė, iš normalių šeimų atiminėja vaikus ir uždarnėja į kalėjimą. Čia ne narkomanas, ne pijokas, vaikams taigi jokios grėsmės nėra, bet nusikaltėliai šitaip susidoroja su žmonėmis, kurie nepaklūsta sistemai ir taip toliau. Brangiai, su jumis susidoroja dar lengviau, nes jūs net nežinot, kaip nusikaltėliai dirba. Siųskit dabar visi, o taip, ramiai atsisėdot nuorodą, kol klausot, 1, 2, visiems namų darbam. Po 100 žmonių persiųskit, po 100 žmonių turi visi per savo kontaktus, kiti turit po 1000. Va čia yra indėlis, kaip jūs galite prisidėti ir padėti šitam vyrui, šitai šeimai atgauti iš nusikalstamos Lietuvos valdžios, Čia, žinokit, svarbesnis įvykis negu Aurimas Valujavičius per Atlantą perplaukė. Jis perplaukė per Atlantą, ir ką? Tegul dabar Aurimas Valujavičius išeina, tegul pasako, aš nesutinku, kad Lietuvos valstybė, Lietuvos prezidentas taip elgėsi. Tegul pasako, ar jis tai pasakys? Aurimas Valujavičius, žinot ką pasakys? Perplaukiau Atlantą, visi nešiokit kaukės. Perplaukiau Atlantą, skiepykitės. Va matot, perpirkome tą Aurimą Valujavičių, jis atstovauja nusikalstamą pasaulį. Toks turbūt nesutapimas, kad iš Kauno, ar ne? Taip kad, brangieji, čia žiūrėkite į tą reikalą daug rimčiau, į bet kokį Aurimą Valujavičių ar kažką. Čia iš normalios šeimos pagrobė vaikus. Ir žinot, kas pagrobė? Pagrobė šitos vaikus Lietuvos valstybė su Lietuvos prezidento priežiūra ir pagalba. Jam vadovauja. Jis sakys, čia turbūt išsiaiškinsim, čia ne taip paprasta ir taip toliau kabinsim, čia žiūrėsim, čia patikrinsim. O tiesa yra, kad prezidentas palaiko iškrypimą, palaiko nusikaltėlius, palaiko tą. Va tokia yra tiesa, kas čia mylit prezidentą, tai jau turbūt labai supyksit ant manęs. Bet pasigilinkit daugiau, brangieji. Pagal asmens kodą nustatė, aš turiu dokumentus, ant kurių yra mano vaikai, dukros ir sūnus. Tai gerai, o ką jie siūlo? Gerai, tai ką jie siūlo? Kaip tau pasimti vaikus? Jie siūlo pasimti vaikus ar apie popierius kalbą, apie vaikus net nebešneka? Jie man siūlo tiesiog pripažinti teismo nutarimą. Pripažinti teismo nutarimą prieš tenai, nes jau man kiša į 50 kartą. Aš sakau, jeigu jūs norite... Tiesa, apie teismus jūs turbūt nežinote, ne, kad teisėjai kartu su advokatais, prokurorais vykdo nusikalstamą veiklą. Nežinot, aš teisėjos, aš kaip nekilnojamam turte, klausykit,
klausykit, teisėjas, kurį išteisino tą prievartautoją, ar ne? Teisėjos nunešė name, buvom ir taip toliau. Tai jinai vargšė prašė Tauragės teisėja išparduoti jos nekilnojamo turtą milijonus eurų, kur jinai pavogė už tokias bylas gaudama pinigus, nes jinai ir sako, noriu aš dingti iš tos Tauragės, nes mane jau akmenimis užmėtys, akmenimis žmonės. Kodėl? Ir ten vyras, ten nieko gero iš tikrųjų pastavot, kad jeigu kas pavydė Tauragės teisėjai milijonų, ten vyras invalidas, ten jinai pati nebenori tarp žmonių gyventi. Žinot, kas dabar apsigyveno Tauragės teisėjos name? Mano buvęs brokeris. Tai va, jeigu norit apsigyventi teisėjų namuose, ateikit pas mane dirbti brokeriais. Mano buvęs brokeris dabar gyvena Tauragės teisėjos name, kuri išteisino nusikaltėlį prievartautojų, nes tas ten prie žulikėlio tų, ar ne? Prie tų visų aferiugų, ar ne? Bet jinai primušė milijonus nekilnojamo turto, jinai viskas, nebeturi kur dėti. Bet ir akių nebeturi kur dėti. Žmonės akmenis pagatavė ją užmėtyti, todėl jinai pasitraukė kažkur į mišką gyventi. Ar ne? Žiūrėkit, tai va, čia apie teisėjus, ar ne? Nu, jūs suaugę žmonės, turėtumėt suprasti tuos dalykus. Aš, aišku, turiu daugiau informacijos. Teisėjus, teismo nutartį, klausykit. Jeigu teisėjas ir teismo nutartis yra nusikalstama, reikia tą teisėją kuo greičiau uždaryti. Kuo greičiau. Bet teisėjas vykdo nusikalstamų struktūrų nurodymus. Man kaltinimus, tai jūs kreipkitės į Vilčinskų bendruomenę, tada aš su jumis bendrausiu. Man kai buvo Kauno nekilnojamo turto skyriaus, jie mums parašė konkrečiai Vilčinskų bendruomenį, mes tada priėmėm tą Nu, apie tai, kad tavo uošvinį išdūrė ir paėmė milijono vertės sklypo savivaldybę, mes dar papasakosim. Čia atskira istorija, kurios mes susidorojimas vyksta. Ir dėl ko čia visą šitą košę dar prasideda. Dar čia, kaip sakant, žiūrovom to nepasakoju, bet čia mes pajudinsim, kaip čia tas sklypas žaliakalnį dingo, kol buvo Vokietijai, kol gyvenau. Ką reikėtų daryti, brangiai aš? Patarimą tokį jums turėčiau. Pirmoje viešinkit šitą informaciją. Lietuva pagrobė, Lietuvos valstybė su prezidentu priešaky pagrobė iš normalios šeimos, pagrobė vaikus, kuriuos greičiausiai naudos po to farmacijos eksperimentams, o galbūt organų prekybai, o galbūt perduos pedofilam. Mes tiksliai nežinom, bet žinom, kad tokius dalykus daro, ne? Taip, kad gelbėkit tos vaikus. Šiąnakt tie vaikai bus, jūs miegosit su savo vaikais, o šitie vaikai šiąnakt bus uždaryti kalėjime. Ir neaišku, ką jie už uždarų durų darys. Žinot, koroninę, ne, atvejį, kaip už uždarų durų žudė jūsų tėvelius ir senelius. Taip dabar už uždarų durų privartaus, ar dar eksperimentus darys, arba jau susitarimus, kaip naikinti jūsų vaikus parduoti. Štai, brangiai, kova už būvį. Taip, kad pirmoji eilėje mažiausiai, ką galit padaryti, kažkaip nematau, kad labai viešintumėt. Klausot, kai teletabiai jungia ausytės, kažkaip nematau, kad 1000 peržiūrų būtų. Aš suprantu, kad blokuoja mano Facebook, aš suprantu, kad shadow banning daro, bet tai gal aktyviau siūskite, aktyviai nuorodą persiūskite ir taip toliau. 25 žmonėms tik tai yra įdomu, nejaugi. Ar ne? Kontaktuokit miesto merą, kontaktuokit prezidentą, rašykite, užkalkit jos, užkalkit, važiuokit, blokuokit kelius, stabdykit policiją, praneškit, kad Lietuvos valstybė pagrobė vaiką. Stabdykit, žiūrėkit, siūlau akciją, stabdykit policiją visoje Lietuvoje, visur, pamatot, policija, sakykit, pagrobtas vaikas. Lietuvos valstybė pagrobė vaiką, važiuokite išlaisvinti jį. Juk jų tikslas yra saugoti, gelbėti, padėti. Iš normalios šeimos yra pagrobtas vaikas, iš normalios šeimos. Saugoti, gelbėti, padėti. Varykit visus ekipažus, grąžinti, Dumblas kažkas rašo, ne prezidentas. Varykit visus ekipažus, išgelbėti šitos vaikus nuo Lietuvos iškrypėlių, nuo parsidavėlių, kurie Amerikos farmacijos industrijai už kelis milijonus dolerius, už vieną, už kitą milijoną dolerių tarnauja ir priims tokius įstatymus, kokius reikia farmacijos industrijai, bet jokių būdų ne jum. Ir bandys meluoti jum, kad jie saugo, gelbsti, jūs padėjo, Lietuvos policija, ne? Tai va, kontaktuokit vyriausio komisaro, miestų komisarus, informuokit prokuratūrą, policiją, skambinkit jam, rašykit elektroninius laiškus. Tegul žino žmonės, jūs mažiausiai, ką galit padėti. Kitas dalykas, rinkite pinigus, protestuokit, kas kaip galit. Nes šiandien pavogė vaikus iš normalios šeimos, rytoj pavogs iš jūsų. Jūs jau gal ne tokia normali šeima, ar ne? O jeigu normali, tai ginkite vaikus, sudėkite pinigus dabar.
ir pūskite nuo vaizdo vaikų teisės, vaikų visas ten švietimo tas sistemas, tuos visus edukacinius, Raškevičius, pūskit nuo vaizdo, sudėkit pinigus, gadinkit jų reputaciją, viešinkit jų nusikaltimus, tegul visas pasaulis žino ir pūsk, o jūs, tai yra tas iškrypėlis Raškevičius ten pašokinėja ir viskas gerai. Ne, brangiai, dėkit į vietą tokius nusikaltėlius. Jie neturi vaikščioti tarp jūsų vaikų, jie yra iškrypėliai, juos reikia uždaryti. Teisingai? Tai va. Toliau, paduokit valstybę į teismą, rinkit pinigus, samdykit geriausius advokatus, paduokit valstybę į teismą. Ar ne? Protestuokit, kas kaip sugeba. Čia geras. Reikalaukit Lietuvos prezidentą nusišalinti. Jau šį vakar, platinkit, kol dar nemiegat, o dabar yra Lietuvoje iki 12 nakties, kol neužmigsit. Reikalaukit visi Lietuvos prezidentą nusišalinti. Aš pirmas reikalauju Lietuvos prezidentą nusišalinti. Kodėl? Todėl, kad iš mano vaiko irgi turtą atiminėja Lietuvoje. Mano vaikas yra geriausias šachmatistas pasaulyje. Žiūrėkit, mokau vaiką namuose. Geriausias šachmatistas pasaulyje. Vadinasi, mes namuose kažką teisingai darom. 3 kalbas kalba, finansus išmano. 5 metų būdamas mano vaikas jau ant scenos Silicijos slėnyje kalbėjo kartu su Nobelio premijos laureatas. Akeras jo vardas, eikit žiūrėkit, ką sugeba vienu metu ir šachmatą žaisti ir sudėtingus matematinius paskaičiavimus. Va taip, tokie dalykai stebuklai darosi, kai tėvai moko vaikus namuose. Bet nusikaltėliai nori, kad vaikai būtų kišami į mokyklą, kad pučiama jiem propaganda, kad skiepai kišami, kad būtų jie iškrypėliais paversti, o po to, kai pasikeis operacija, Amerikoje 3 ligoninės jau daro nuo ryto iki vakaro vaikams lyties keitimo operacijas. 1,3 milijono dolerių pelno atneša. Vienas vaikas iki tol, kol jis ten nusižudo. 80% vaikų supratę, kad jos tėvai neapsaugojo, o farmacijos industrija sužalojo visam gyvenimui, paima ir nusižudo, užbaigia gyvenimą. Kodėl? Jums nieko Raškevičius nepasakoja apie to? Paklauskit Raškevičius, kodėl vaikai, kurie pasikeičia lytį, nusižudo? Ar jis negirdėjo tokių dalykų, negirdėjo tokios statistikos? Paklauskit, o gal girdėjo, gal jis tegu pasidomi? O galbūt jisai šneka tai, kiek jam pinigų davė. Nes farmacija nuo vieno vaiko gauna 1,3 milijono dolerių pelno iki to laiko, kol jis nusižudo. Ir spėkit, kas gaunasi? Ir gaunasi toks dalykas, kad nuo Lietuvos, jeigu 1000 vaikų paversti iškrypėliai, spėkit, koks pelnas? 1 milijardas, brangieji. O tai yra 1000 milijonų su viršum pelno nuo ubagiško šalies Lietuvos. Ir ką Raškevičiui ir kitiem ten Čimilytei, šachmatistei, Dobrovolskai ir tiem kitiem, kas ten daro, visokias iškrypėlės, visokias melagės, silpno intelekto, sukištas nusikalstamas pasaulis, suprakišo jas. Sako, žiūrėk, ar tu darysi tą, ką tau liepsiu? Aišku, darysiu, duok man butą, duok man namą, duok man milijoną, man pohui tie lietuviai. Sukišo tokias iškrypėlės, žemo intelekto, ar ne, teisingumo ministrė, žinot, kas yra? Ar ne? Sukišo tokią visą šlamštą į valdžią. Kam? Tam, kad žino, normalūs žmonės nepriims tokių įstatymų ir nesinaudos kitos šeimos skausmų. Kad milijardą dolerių gauti pelną iš Lietuvos, spėkit, kiek reikia tiem ubagam Lietuvoje, 100 milijonų, nedaugiau. 100 milijonų numetei, priims bet kokį įstatymą, todėl jie ten meldžiasi, kad kaip apgauti tos Lietuvos durnius. Todėl tokie, kaip mes, esame priešai, tokie kaip šitas tėvas esame priešai, kurie skleidžiam žinią, kad vaikus galima namuose mokyti, kad iškrypimas yra iškrypimas, kad reiškia, šitos dalykus reikia pašalinti, prezidentą reikia nuimti nuo vaizdo, kad jisai netrukdytų ir pastatyti normalius žmonės, kuriems šeimos vertybės, kuriems visi tie dalykai yra svarbu. Ar ne? Tai va, brangieji, aš nežinau, ką parodyti, kai norit pamatyti, kaip policija čia svarbų nusikaltimą daro, ar ne? Žiūrėkit, tai žiūrėkit. Žiūrėkit, koks baisus nusikaltimas. Va, vaikus teisių saugotoja, nusikaltėlė, dirbantis nusikalstamai bendruomeniai. Žiūrėkit, jinai galvą sukioja. Atkreipkite dėmesį, ta žirkelė galvą sukioja ir jai gėda. Jinai žino, kad ją pamatys visas pasaulis.
Bet jei pohui, jinai gauna 1000, jei duoda bonusų dar 1000, jinai skaniai paėda, gerai pasidulkina ir jai neįdomu. Jei niekas neįdomu, jinai greičiausiai net vaikų neturi. Va tokius žmonės stato. Meras buvo atvažiavęs, jam neįdomu. Taip, teisingai. Merui pohui. Jie visi daro pinigus iš jūsų vaikų ir prievartauja ir dulkina panaudodami policiją. Policija, brangiai. Per koroną jūs daužė už tai, kad kaukių nenešiojat. Dabar visą žino, kiek žmonių išmirė. Dabar žino, kaip sveikatos sugadintos. Ir privertė jūs leistis vaistus per prievartą. Brangiai, vyksta genocidas, vyksta vertybių naikinimas, vyksta vaikų atiminėjimas. Sukelkit, jo, tvaimat. Kiek galit laukti? Aš tai siūlyčiau jums tokią emociją įsišaukti. Įsivaizduokit, kad tie vaikai yra jūsų. Ir šitie vaikai dabar Lietuvos nusikalstama bendruomenė, Lietuvos nusikaltėliai, kartu su policija, kur irgi dauguma yra nusikaltę, yra vienas kitas už atlyginimą dirba, nes paskolą reikia mokėti. Lietuvos nusikaltėliai šitos vaikus dabar kankins, uždarys į šitą įkalėjimą, juos kankins, terrorizuos. Įsivaizduokit, kad tie vaikai yra jūsų ir ką jūs šį vakar darytumėte dėl tų vaikų. Ką jūs šį vakar darytumėte? Kaip manot? Ką jūs darytumėte šį vakar dėl savo vaikų? Ar tikrai nieko? Ar tikrai net mygtuko nepaspaustumėt, ar tikrai neišsiųstumėt 100 žinučių visam pasauliui savo draugam ir pažįstumėm, kad visi sužinotų, kad Lietuvos nusikalstama valstybė kartu su policija ir prezidentu prieš akį atiminėja iš normalių šeimų vaikus. Tai jūs nešit atsakomybę, visi čia esantys, jūs visi nešit atsakomybę, konkrečiai jūs. Aš pats čia grįžau į Lietuvą daryti savo tvarkos. Aš užsiregistravau Jungtinėse tautose atstovauti žmogaus teisės, turiu visus dokumentus ir jo asociacijas. Taigi jūs ginat... Va, žiūrėk, šunų gauja pasamdė, atvažiavo koks 20 šunų atimti vaikus. Ar ne? Brangiai, man atrodo, jeigu jūs visi išvažiuotumėt į gatves, rytoj, šį vakar, naktį, visi su automobiliais, blokuotumėt kelius ir reikalautumėt prezidento atsistatydinti. Kaip jums tokia idėja, kaip tokia akcija? Reikalauti Lietuvos prezidento atsistatydinti. Jeigu jisai negali apginti normalių šeimų, normalių vaikų, jis negali apginti. Vaikus uždaro į kalėjimą, juos terrorizuoja, psichologiškai palaužia, vaikam gali fobijas išsivystyti, vaikai gali susirgti, vaikai gali mirti. Vaikom gali suleisti, juk žinot, jie suleidinėja, ką tik nori paslapčia, užsidarė ligoninėse, kiek nužudė jūsų senelių, suleisdami biologinį ginklą, suleisdami tas vadinamas vakcinas ir taip toliau. Pririždami jūsų senelius prie... Jūs galvojat, ligonė jūsų seneliai netyčiai numirė. Galvokit iš naujo. Jie buvo ten nužudyti. Ir jau daug yra įrodymų, kad žudė medikai, bet žinot, jie gauna pinigų. Policininkai gauna pinigų. Jiem reikia paskolas mokėti. Negi iki tokio lygio nusiritot žmogeliai. Negi jūs tokie šunys esat. Negi tikrai šuns vardas jums ir tinka, kad jūs esat šunys. Nusikalstamas pasaulis, brangiai. Štai kur jūs gyvenate. Aš su nusikalstamu pasauliu esu prieš daug metų efektingai susidorojęs ir susitvarkęs. Siūlyčiau tvarkytis dabar su nusikalstamu pasauliu, dabar, kol dar nevėlu. Čia jums yra ženklas. Iš normalios šeimos atėmė vaikus, čia jums yra ženklas. Nusikalstamas pasaulis su Lietuvos prezidentu prieš akyje, kuris glamonėja iškrypelius, ar ne, ir atima sportininkam, čempionam atima apdovanojimus. Štai, brangiai, ką daro jūsų Lietuvos valdžia. Neturėkit iliuzijų. Ir tiesa, neturėkit iliuzijų, kad nauja valdžia atėjusi darys geriau. Ko žmonės eina į valdžią? Galių, pinigų, ryšių prasisukti, apgauti. Neturėkit. Valdžia esat jūs. Ir jūs turit pasakyti ir meram, ir komisaram, ir prezidentui, kaip šitie sušikti tarnautojai turi elgtis. Jie gauna atlyginimus, tegul prašau tarnauja. Jeigu ne, tegul tepa slidės. Jūs esat kompanija, jūs esat savininkai šitos bendruomenės vadinama Lietuva. Jūs ir nukalkit nuo vaizdo tos menedžerius, policininkus, prokurorus ir teisėjus. Nuo vaizdo visus, va taip, kaip šiukšlės. Ypač tuos, kurie jau kesinasi į sveikų, normalių. Aš suprantu, narkomanai būtų, pijokai, muša vaiką, žudo, tada reikėtų apriboti. Ir tai vaikas mylės tą motiną ar ne pijokį ar narkomaną, vaikui vis tiek svarbu palaikyti santykius. Bet matot, pedofilam parduoda tos vaikus. Adrenochromą gamina, kas nežinot, kas yra adrenochromas, jos pjausta, kankina tos vaikus.
ir iš jų kraujo gamina brangiausią pasaulyje narkotiką. Mano draugas spec žvalgybose dirbantis žmogus po 10, 20 ir daugiau vaikų parskraidindavo kiekvieną mėnesį, nes tie vaikai jau būdavo išvežti adrenochromo gamybai. Bet turi aš tokios informacijos, matot, biškai geresnės, negu jūs matot televizoriui, ar ne? Amerikos piliečiai su ginklais mes stojame, kai čia norėjo važiuoti per namus skiepyti 10 milijonų ginkluoto, aš tame tarpe, susiformavo grupuotė, reiškia grupė žmonių, 10 milijonų, Amerikos armija tik 1 milijonas. Štai kodėl mes čia esam laisvi. Siūlyčiau ir jums palikti tą šalį. Kuo toliau, to Lietuvoje bus blogiau, brangiai. Važiuokit lauk iš to nelaimių krašto ir aš galiu jums padėti. Klausykite dėmiai, važiuokit lauk iš to nelaimių krašto, kur keli nusikaltėliai daro, ką nori su jumis. Dinkit lauk. Taip, emigracija gal pradžiai bus sunkiau, ar ne? Bet dinkit lauk iš Lietuvos, palikit tos nusikaltėlius ten su ukrainiečiais, su dar chucholais, su dar kom nors. Palikit tos nusikaltėlius, tegul jie toj Lietuvoje daro, ką nori. Ar ne? Pažiūrėsim, kaip jiems seksis, susivežus visokio džimbryno iš viso pasaulio, o jūs važiuokit lauk. Ko jūs ten sėdit? Negi nematot, kas darosi, brangiai. Kągi, ačiū uždėmesi visiems, mokykit vaikus namuose, nes tik tai tada vaikai bus labai aukšto intelekto. Tik tai tada vaikai bus sveiki ir jiem neįpūs visokios propagandos iškrypėliai smegenis ir nenuteikinės prieš jūs. Žinot, turbūt matėt, moko uostyti narkotikus vaikus, matėt visi, ar ne, aš dabar neįjunginėsiu. Moko, pasakoja jūsų vaikam. Jūs galvojate, o, čia viskas gerai, mano vaiką aš mokykloje namuose pasakoju, kaip jis turi. Nesvaikit, brangieji, ten yra naudojamas neurolingvistinis programavimas, ten yra naudojamas visokios technikos, kaip išplauti ir smegenis ir nuteikti jūsų vaikus prieš jūs. Žiūrėkit, pokalbis, video įrašas yra. Viena mergaitė ten 12-13 metų ar kažkiek klausė, jau brestant, ar ne, klausė, o ką daryti, jeigu tėvai nepalaiko to tokio kitokio lytinio bendravimo ir taip toliau. Ta mokytoja pati, narkomanė, iškrypėlė ir taip toliau, tokia šiukšlė stato mokytojus, jūsų vaikus moko šiukšlės. Mano vaikus moko geriausi pasaulyje. Taip, man tai kainuoja daug pinigų, ne kiekvienas iš jūsų galite išleisti per mėnesį po 5000 ar daugiau vaiko apmokymui, ar ne? Aš galiu savo tą leisti, todėl patys geriausi, ką aš galiu atrasti čia, Floridai, Majamėje, arba nuotolinį būdų, patys geriausi planetui moko mano vaiką. Ar ne? Aš investuoju pinigus, jūs savo to negalit leisti. Spėkit, kas jūsų vaikus moko. Šiukšlės, narkomanės, kekšės, prostitutės. Jiem numeta kelias eurus ir jie moko. Ir žinot, ką jie vaikam jūsų sako? Mergaitė sako, o ką, jeigu tėvai nepritarė tam tokiam iškrypimui? Aišku, sako, jūsų tėvai senamadiški, čia jau nešiuolaikiški, čia sunku, aišku, jums su tokiais tėvais gyventi. Ar jūs suprantat, kaip jos apmoko su jumis bendrauti? Jūsų vaikus nuteikinėja prieš jūs, brangieji. Švietimo sistema, ar ne? Reiškiasi ir, sako, tai pirmai progai pasitaikus jau turite iš tokių namų pasitraukti. Reiškia, pasitraukti reikia į farmacijos mėsmalę. Ir ten tu mergaitę nusižudysi, būdama 25 metų. Mes ten tau visko pripiškinsim, šaibų pasidarysim ir tu būsi durnų tėvelių neprižiūrima dukra. Štai, kad tėveliai, turėkit omeny, aš praėjęs pas pačius geriausius pasaulyje neurolingvistus, psichologus, coacherius ir taip toliau. Aš bendravęs su labai stipriais įtakingais, prie spec tarnybų, spec, gavęs informacijas iš vidaus, iš farmacijos gamyklų, iš autizmo klinikos savininkų, iš laboratorijų, kur tik nuo. Nu taip jau yra, aš įlendu visur giliai, man smalsu, aš toks smalsus žmogus, noriu viską žinoti. Viskas man patinka, ar ne? Aš žinau, kaip jie manipuliuoja jūsų vaikais. Jie naudoja mokyklose neurolingvistinį programavimą. Aš už tai sumokėjau 10 000 važiuodamas į seminarus pas pačius geriausius mokydamas. Ar jūs ką nors išmanot apie neurolingvistinį programavimą? Ai, gal knygą skaitėte, tai tada nieko neišmanote. Ir jum vaikam į pasąmonę sodina programas, kad jie turi būti iškrypėliai. Ir po to vaikai grįš, jūs sakysit, nu vaikeli, tu neklausyk, ką jie daro. Nejuokikit, brangiai, jūs neturit jokių šansų apsiginti nuo farmacijos industrijos.
jokių šansų, vienintelis būdas patraukti juos iš mokyklų, vienintelis būdas. Ir Amerikoje milijonai, 10 milijonų šeimų traukia vaikus iš mokyklų ir saugo, aišku, kas gali savo to leisti. Tai va, dirbkit su nekilnojimu turtu, aš su nekilnojimu turtu prekiauju, ateikit pas mane, pardavinėti namus, mes dabar tik namais dirbam ir iš namų galėsit dirbti ir marketingistai, telemarketing. Kas, kontaktuokit mane, kontaktuokit, namų brokeriai YouTube kanalą prenumeruokite, namų brokeriai Facebookas, šitą Darius Overlingas Facebook. Ateikit, išmokysiu aš jums uždirbti pinigus, o ne tose gamyklose vargti kaip ubagai. Pas tuos pačius nusikaltėlius gamyklose jūs vargstat dirbat, ar ne? Išmokit protinį darbą dirbti ir rūpinti savo vaikais. Žinot, kada jūs sužinosit, kad jau yra per vėlu, kai vaikam bus 15 metų, 16 ar kažkas tai tokio, ateis, sakys, nebevadink manęs mergaitė, vadink manęs berniuku. Kreipkis į mane kitaip, tėveli. Ir tada jūs sakysite, o, kas čia tai padarė? Čia mokykla tai padarė, čia mokykla tai padarė. O, reiškiasi, einu į mokyklą, kipišą pakelsiu. Ir žinot, kas tada nutiks? Gausit antrankius, brangiai, nes nusikalstama farmacijos kartelį palaiko nusikalstama Lietuvos valdžia. Gausit antrankius ir atims vaikus, uždarys į kalėjimą, jūs ir taip toliau, ir taip toliau. Štai ant kiek tai yra rimta, brangiai. Taip, kad stabdykite šitos nusikaltimus, nužudykit monstrą, kol jis yra mažas. Yra toks pasakymas anglų kalboje. Kill the monster while he's little. Nužudykit monstrą, kol jis dar neužaugo labai didelis. Bet jau gali būti, kad jis jau per didelis užaugo. Taip, kad pulkit dabar visi žudyti monstrą. Pulkit tą monstrą žudyti visi kartu. Man atrodo, turėtumėt nužudyti, jeigu visi kartu užpulsit tą monstrą. Ir taip apsaugosit visi kartu savo vaikus, savo šeimas. O šitos vaikus aš patarčiau jum kovoti, kur pagrobė dabar Lietuvos valstybė, pagrobė vaikus iš normalios šeimos. Dar kartą, kas nematėt, pragrosiu. Vaikus nuo teisingai. Dabar atsigerti prašau, labai. Nežinau, pamiginėjau. Va šitą kekšelę, ar ne? Garantuotai mes pradėtumėm tirti šitą vaikų teisų ir taip toliau. Šitie policininkai susirinkę, nu ką jie ludoriukai, pagrindė taigi tokius vaikus nuskriaustus, kur net į gamyklą netinka, uždeda jam tą lemenę, duoda jam pistoletą ar kažką, jisai policininkas. Va šitokie ateina susidoroti su normaliom šeimom, su normaliom vaikai. Brangiai, sudėkit pinigus kartu, nes gali reikėti sudėti ginklus. Gali reikėti jau greitai dėti ginklus, bet problema jūs net jų neturit. Mes Amerikoje mobilizavomės per 24 valandas, kai paskelbė policijai, pradėjo ruošti jo ekipažus, važiuoti per namus ir jau lygtai atskirinėti tėvus nuo vaikų, kurie neskiepė. Čia žinot, tas koronos pikos Amerikoje toks, bet Amerikai laisva šalis, mes čia ginkluoti. Per 24 valandas 10 milijonų žmonių mobilizavosi, užsiregistravo eiti konfrontuoti policiją, konfrontuoti Amerikos armiją. Spėkit, kas nutiko? Persigalvojo. Nes 10 milijonų būtų nupūtę net Amerikos armija, aišku, ten paruošti kareiviai ir taip toliau. Ir va, žiūrėkit, viskas apsisaugojom savo vaikus, nieks nebevažiavo, o pas jūs, aišku, dar stipriau, ten ir blokavo ir taip toliau, ir paštininkai dirbo, tai taip toliau. Brangiai, turit suprasti vieną dalyką. Prieš 150 metų planetoje buvo tik tai 1 milijardas gyventojų. Dabar planetoje yra išsidaugę iki 8 milijardų. Sakoma, kad jų yra per daug, resursų neužtenka ir taip toliau. Nemanau, kad tai problema yra, kad per daug. Didžioji dalis planetos net neapgyvendinta, energetinių resursų yra pilna, galim kokių norim naudoti. Problema, žinot, kokia iš tikrųjų nutiko, kad pradėjo jėgos valdymo centrai kisti ir tie, kurie valdė mūsų planetą tūkstančius metų, nebegali suvaldyti taip gerai, tai kažkaip nusprendė, kad sprendimas būtų sumažinti vėl atgal iki 1 milijardo. Ir visi, kas gavot skiepukus, ypač jeigu gavot veiklėje medžiagą, apgailestauju, bet jūs jau vaikučių greičiausiai nebeturėsit ir turbūt žinot, kas daro su jūsų sveikata. Jaunos moteris neišeinat iš ginekologo kabinetų, vyresni sąnariai suka ir taip toliau, pastovės problemos, svaigimai ir taip toliau, kraujo skonis burnoj. Pas ką yra kraujo skonis burnoj? Parašykite, ar ne?
Ir matot, kaip jūs lengvai apgavo, žadėdami jums cepelinus, naudodami prievartą, blokuodami kelius ir taip toliau. Šitie su geltom liemenėm yra nusikaltėlių planus vykdantis šuniukai. Štai kas yra. Net nesvaikit kitaip. Vadinkit viską tikrais jų vardais, brangiai. Kągi, ačiū uždėmesi. Darius Ovelingas iš Majamio. Mokykite vaikus namuose ir stabdykit va tokius nusikaltėlius. Tokius nusikaltėlius stabdykit, kad negrobtų jūsų vaikų. Tada jūsų vaikai bus geriausi pasaulyje. Geriausi pasaulyje. Kalbės kartu su Nobelio premijos laureatais ant scenos, būdama tik penkių. Aš galiu parodyti. Yra Akeras O. Prenumeruokit tiesą. Prenumeruokit Akeras O YouTube kanalą. Akeras O. Prenumeruokit Akeras O YouTube kanalą ir pamatysite, ką sugeba sūnus genijus. Ir matą pastatė, ir matą pastatė. Sąvadai tikrai nesigiriu, ne. 41 plus 95. Wow! Vienu metu sudėjo, atėmė 100 skaitmenų ir laimėjo šachmatai. Dar buvo prieš 2 metus. Dabar tai yra geriausias pasaulyje savo amžiaus grupėje šachmatistas. Prenumeruokit Akeras O YouTube kanalą. Dabar pat eikite ir užsiprenumeruokite Akeras O. Akeras O. Nuorodą persiųskit draugam ir taip toliau. Pamatysit, ką gali vaikas genijus auginamas namuose. Visų vaikai yra genijai. Visų. Jeigu jūs neleisite vaikus skiepyti, jeigu jūs neardysit smegenų ląstelę, tai yra misolio medžiaga. Kodėl mano vaikas ne vieno skiepo negavęs ir visiškai nesirgo per 10 metų. Ir yra super geros atminties, super aukšto intelekto, super sveikas. Kodėl jūsų vaikai suskiepyti, leidžiami į mokyklą, yra užsidepresavę, sėdi kompiuteriuose, turi visokių alergijų, turi visokių astmų ir taip toliau, visokių milijoną ligų turi. Ar niekada nepamastėt, kodėl? Tai vat susimastykite, tėveliai. Ir laikas sukilti prieš nusikaltėlius, brangiai. Laikas sukilti ir laikas būti kaip banga ir stabdyti šitą monstrą, kol jis neužaugo per didelis. Kągi, tiek jums žinių, o čia va nusikaltėliai pasisavino vaiką iš normalios šeimos. Stabdykit šitos nusikaltėlius. Čia vaikų teisų gynėja. Tai yra protiškai atsilikusi moteris, iš veido galima pamatyti. Bet jinai tarnauja sistemai, tarnauja nusikaltėliam, jinai galbūt dalyvauja žmonių vaikų prekyboje, organų prekyboje ir jei savaitgaliais tūsina kokainą biški pauosto. Net nenustepčiau, kas ją pažįstat, rašykit, nenustepčiau, kad būtų tiesa. Ir jūs žinote, kad tai yra tiesa. Jūs žinote, šitų berniukų komisarai, mergaitės nepilnametės prievartauja ir taip toliau, bet visi tyli, nes komisarai niekada neišlenda tą informaciją. Aš žinau, o jūs niekada nežinot, kodėl? Todėl, kad jie viens kitą dengia, daro nusikaltimus, prievartauja mergaitės, net užmuša, nužudo žmonės, jūs nieko apie tai nesužinot. Nes matot, jūs turit sužinoti tą, ką jums parodo per televiziją. Nežiūrėkit televizijos, brangiai. Aš jau 25 metai nežiūriu televizijos. Saugokit šitos pagrobtus vaikus. Padėkit šitam tėčiui susigrąžinti vaikus ne rytoj, ne per mėnesį. Padėkit šitam žmogui susigrąžinti vaikus dabar. Dabar! Tai šito dar kol kas nepasakosim, bet dar... Dabar padėkit šitam tėvui susigrąžinti vaikus. Nes priešingų atveju, žinokit, jūs visi pavojai. Jūsų visų vaikus pavers į faršą, į iškrypėlius, o jeigu nesutiksit, atims. Stabdykit Lietuvos nusikaltėlius su prezidentu priešakyje dabar. Stabdykit tos veikėjus dabar. Aiškia barikadą jiem uždėkit, automobilių barikadą, dar kokią nors barikadą, užpulkit juos visi vienu metu elektroniniais laiškais, kom tik tai norit. Bet liepkite jiems vykdyti jūsų valią, o ne nusikaltėlių. Sėkmės, būkit sveiki, būkit laimingi, mokykitės vaikus namuose, neskiepykit vaikų ir jie už tai jums padėkos po 10-20 metų. Netiduokit šitai nusikalstamai sistemai savo vaikų. Būkit laimingi, būkit stiprus, jūs jėga. Prenumeruokit Darius Ovelingas YouTube kanalą, prenumeruokit namų brokeriai, junkitės prie mūsų brokerių komandos, uždirbkim pinigus ir mokykime savo vaikus, nes jie yra genijai. Mokykime savo vaikus namuose, nes jie yra genijai.
Neatiduokime nusikalstamai sistemai paversti iš jūsų vaikų vergus. Ačiū uždėmesi visiems, būkite laimingi, būkite sveiki. Visi, kurie pamatėt, paimkite tas nuorodas, persiuskite mažiausiai 100 žmonių, jeigu jums rūpi ateitis. Jeigu ne, jūs tokie pat šiukšlės kaip ir šitie. Jeigu ne, jūs tokie pat šiukšlės kaip ir šitie va policininkai ir visi tie šankeriai ir Lietuvos prezidentas. Ačiū uždėmesi, būkite stiprus, būkite laimingi, sėkmės jums, te laimina jūs visatos galės iš viso pasaulio. Ate.